Leiskit pasveikinti Jūs jubiliejinio tradicinio seniausio Lietuvoje ralio aplink Lietuvą ir šiemet jis pavadintas Prezidentės taurį laimėti. Truputį pakeitėm oficialų pavadinimą. Nuo 1931 metų vykstančios lenktynės, šiemet 22 metai iš eilės Lietuvai gavus nepriklausomybę, vėl automobiliai iš senosios istorinės laikinosios sostinės Kauno pajudės, važiuos realiai beveik aplink visą Lietuvą ir sekmadienį finišuos Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prie prezidentūros. Tai galima pasakyti, kad keičiam starto vietą, keliamės į Žalgirio areną, į Nemuno salą, kur iškart po apdovanojimo, tai yra po ceremonijos atidarymo vyksta gan greitas slalomas. O rungtys iš tiesų bus tinkamos bet kokiam vairuotojui, automobiliai nauji, geri, o pačios užduotys yra labiau susijusios su tikslumu, gebėjimu gerai orientuotis, jausti automobilį. Tai tikrai yra kiekvieno vairuotojo kasdienis gyvenimas mieste, parkinguose ir taip toliau. Mano galva, šitas ralis leidžia važiuoti visiems automobiliams ir galingiems ir mažiau, bet tam tikros taisyklės suvienodina šiek tiek galimybės ir galima susidėsnių automobilį irgi parodyti gerą rezultatą. Karavanas, jisai bus kaip tęstinumas to būtent ralio ir jisai tęsis šiek tiek ilgiau. Manome ir tikimės, kad tai gali virsti į tradiciją, nes galime pritraukti nemažai žmonių su akcijomis, atrakcijomis, kaip ir minėjom, bus ir eismo įvykio imitaciniai modeliai ir atšvaitų dalinimo akcijos ir viktorinos. Susipažinti žmonės galės su vykstančiu projektu šiuo metu Lietuvoje Geležiniai spąstai, kur bus demonstruojamas automobilis, kaip vadina Frankensteinas, suvirintas iš kelių dalių ir pabandytas Vokietijoje vėl laboratorijoje sudaužyti. Bet ačiū visiems organizatoriams, tikiuosi gero įdomiaus ralio ir žiūrovams, ir dalyviams, ir gerų emocijų ir organizatoriams. Ryšim su to, kad ralis tikrai turėtų būti vykti.